Sveiki gyvi žvejai, pavasarį žvejyba prasidėjo ir Alvyds Masals nori pristatyti jums šėriklėlį. Jau biškai buvau rodęs, kas matėt, gal kažkas nematėt, tai parodau iš naujo, parodau kovančią ir įdomesnį vienu žodžiu. Tai vis įdomumą nuo eilės. Vienas iš tokių ir dalykų, kad šėriklėlį to ir galimybė dėti 3D juodus, kurį gal šveist. Poreikio leson, kaip sak karšeniai, žinot, kad išveist plauk ir jeigu gelmi žvejusit ar nakt, manau, kad gal pasiteisim, bet, kaip sak, testuokit to veito jūs žvejojat ir galėsit pasakyti, ar tai reikalinga, nereikalinga, bet esmė ir, kad neišsijam, nenorit, nededat, viskas į super. Toliau reiškia šėriklėlę, galbūt matot ir pakabinti gali užvein gal pakabinti užkėt gal. Toliau, reiškia, vamzdėlis ant kiaurą galit kabinti apšitą ir išilgą. Kiekvienas palei savo žvejoja metodą, susidėliosit, svarbu man mintis ir ta, kad padaryti jums, kad būtų galimybių, o jūs jau naudokite taip, kaip kiekvienas žinot, kaip jums geriau pasiteisinti taip toliau. Toliau rodo išmanumus visus to šėriklėlis. Šėriklėlį labai lengvai įsiarda, atsisok, nusijam ir kas įvad gerą, įvedis įdėt vulkans. Nori dėkit paprastą vulkaną, nori dėkit turbo vulkaną. Vėl kiekvienam kas kur pasiteisin, kur žvejoja, ta unsrovės ar tiesiog tikiam kokiam tvenkinė. Tai va, ir visi tą niuansą ir kada tu įdėdi vulkaną ir matot, kiek leik dar tuščios veitas visur aplinko, va, gali pridėti palei savo žinojam, palei tų tvenkin, palei metų laik, palei, kaip sak, menulį ir ką tik dar jūs ten sugalvojat, įdėti pašarį ved ir tas pašars, kaip sak, jau suveiks jums. Palei, kaip sak, jūs kada sakau, žinot, ko įvedėsit skonį ar kvapį, taip toliau, aišku, galite naudoti masal, bet galite, kaip sak, naudoti to, kokį jums reikia. Monės mins dalyks į šėriklėlį. Vulkans pridaus pliusų, todėl, kad mus greit neištirps, mums gal, jeigu turbo dėsit, mums padės išpūstų, reiškia, pašar jūs kur čia be uždėtumėt, reiškia, viliojimo, ne? Ir bus debesis, mums burbuliaus, žuvelį priplauks, vasar pernai jau kiek bandžiau, žiūrėjau, vien žodžiu, tų burbuliukų nebėjai, priplauk tiesiog tą žuvį skond į tų vulkaną ir viskas ir super. Tai va, toks naujinas iš Masal, jau turiu pasigaminęs kažkiek, jeigu kam įdomu, jau kiek savaitę galėsit įsigyti. Tai va, visiems geros dienelės, Alvyds Masals, iki.